Jeigu, kaip prognozuoja meteorologas, lietus iki 6 praeis, tai mes planuojam startą po 6. Čia visi atvažiavam dėl gero laiko. Visi, kas nori, tas dalyvauja. Kiekviena balionų diena yra šventė. Manau, kad kiekvienos varžybos yra skirtingos. Kiekvienas skrydis su balionu yra kitoks, taip kad nebūna nieko panašaus, nieko vienodo. Su oru ne visai taip puikiai porą skrydžių teko atšaukti. Šiek tiek tikimės nedidelio lietaus, bet jis nebus reikšmingas, nes jis iš labai aukštų debesų. Šiandien šeštadienis, 3 skrydis, vakarinis. Pagaliau vaizdai bus ir žmonėm, ne tik tai ryte anksti atsikėlusiems, tai tas smagu. Kaip matot, lauke dabar turėsim bendrą pakilimą. Papuošim ir miestą ir tuo pačiu įvykdysim sportinės užduotis. Žinant šiandien rytą, tai palinkėčiau išlaikyti šaltus nervus. I'm actually very excited about the speed at which nowadays they get the results. So you are still flying and you have the results from the first task. Renginys išties yra labai svarbus Birštono kurorto mylėtojams, o oreivystė Lietuvoje yra prasidėjusi būtent nuo šio regiono. Manau, kad oreivystė mūsų mieste įsišaknyjus tikrai galingai ir jaunų sportininkų rezultatai tą tik tai patvirtina. Tai miestui palinkėčiau iš tikrųjų tęsti šitas tradicijas.